Panevėžio vietos veiklos grupė sėkmingai įgyvendina projektą socialinio verslumo įgūdžių mokymai sidabriniams startuoliams Panevėžio mieste, sukuriant elektroninę pardavimų platformą. Be galo džiaugiuosi šiuo projektu, kadangi stebėdama viso projekto metu dalyvių akis, degančias akis, mačiau, kad jiems tas projektas labai patinka, jie veiklų laukia. Svarbiausia, kad jie visą laiką dirbo labai su dideliu džiaugsmu ir be galo džiaugiasi savo padarytais darbais. Projekto tikslinė grupė Panevėžio miesto sidabriniai startuoliai nuo 54+ amžiaus, siekiantys įgyti socialinio verslumo žinių ir jas praktiškai gyvendinti neformaliuose užimtumo veiklose, sukurtus produktus realizuojant e-pardavimų platformoje. Galvoju, kad projekto tikslai ir idėja realizuota maksimaliai gerai, kadangi turėjome puikią komandą, profesionalūs keramikai, negalėdami savo profesionalios patirties, žinių, dalinosi mielai su projekto dalyviais ir tikrai sukurti nuostabus senjorų darbai liudija, kad gali išmokti ir nieko nemokėdamas. Projekto dalyviams siekiama suteikti socialinio verslumo teorinius ir praktinius mokymus, konsultacijas ir mentorių pagalbą. Projekto dalyviai ne tik įgijo naujų socialinio verslumo žinių, girdėjo, kaip galima spręsti įvairias socialinės problemas bendruomenėje, tačiau turėjo unikalią galimybę po kiekvienų teorinių užsiėmimų dalyvauti Panevėžio dailės galerijoje ir apibendrinti jau įgytas teorinės žinias, susitikimai su mentoriais, meno darbų surengtos parodos, įvairūs pašnekesiai. Jie galėjo pastiprinti savo bendravimo kompetencijas, bendradarbiavimo, bet ir mielai vieni su kitais dalinosi jau įgytą patirtimi. Taip pat, manau, prisidėjo prie ir tokios stipresnės emocinės sveikatos. Projektui įgyvendinti Panevėžyje atidaryta keramikos studija, kuri sukvietė Panevėžio miesto vyresnio amžiaus žmonės dalyvauti projekte. Šių metų birželio mėnesį aš baigiau dailės terapijos mokslus ir esu dabar kvalifikuota meno terapeutė. Bet aš galvoju, ir aš esu dalyvavus keramikos ir ne mokymuose, bet čia yra smagu ne tik tai pats gamybos procesas, bet ir bendravimas. Ir net tas, kad ateini ir 2 dienas per savaitę, popietę, po darbų ar negali atsiduoti kūrybai. Tai tas mane labai visada kažkaip įkvėpia, kita diena darbe būna lengvesnė. Pradėjau lankyti čia užsiėmimus, labai patenkinta, gyvenimą nemokėjau nei piešti, nei gaminti su moliu, bet čia dėka Sandros Jekštienės, kuri pakvietė į šitą grupę. Džiaugiuosi, išmokau, susipažinau su bendraamžėmis. Nenoriu, kad baigtųsi užsiėmimai. Aišku, jie greitai baigsis, bet laiminga esu. Susiradau daug bendraminčių, daug draugų. Tikiuosi, kad šie projektai tęsis ir toliau. Labai noriu, kad jie tęstųsi. Pradėjau lankyti, pamačiau Facebook'e tokią skelbimą, kad renkama keramikų pradžia, kurios noriu užsiimti keramiką. Ir aš nebandžius niekada, pamačiau ir užsirašiau. Ir tuoj gavau pakvietimą iš Sandros Jekštienės, kad mes susitikom gal kažkur prieš mėnesį. Ir aš pati net negalvojau ir nesvajojau, kad taip užsidegsiu šią gamybą. Ir tikrai ačiū Sandrai Jekštienei, kad jinai tokia iniciatorė ir sukūrė moterim tokią grupę, kurios mes čia susitinkam, tiesiog atsipalaiduojam ir tiek įsitraukiam į tą veiklą. Ir aš pati tiesiog, kai palankiau pirmą pamoką, tiesiog tuo degi. Ir dariau tą pirmą kartą ir labai džiaugiuosi, obuolys išėjo tikrai geras. Ir kažkaip ir darai, ir kažką galvoju į priekį, kadangi kalėdos arti. Atsinešiau sausainių formelių, tiesiog pradėjau kepti tokius ir kitos moteris užsidegė. Tai va, ir čia mano jau antras toks bliudukas.
pirmas bliudukas mano yra namie, tai va, o jau padariau 3. Aš matau, kad kitos kolegės labai akcentuojasi į gamybą, ar ne, jos ten iš tikrųjų nori kuo daugiau pagaminti, galbūt dovanom, o galbūt ir parduoti, aš nežinau, ar ne, koks jų tikslas yra, bet man tai labai patinka pats kūrybos procesas ir man labai patinka vadovai, kurie dirba tikrai su širdim, ar ne. Jie visada malonus, jie visada padės, ar ne, jie patars, bet neįkyriai, jie duoda, ta prasme, tau laisvės ar ne kūrybinės, nors mato, kad darai ten visiškai neteisingai ir ne taip, kaip reikėtų daryti, ar ne, bet tokie iš tikrųjų labai palaikantis. Tai tas yra labai didelė dovana. Labai reikalingos ir aš tikiu, kad ir net vyrai gali įsijungti, nes tas molis, jo prisilietimas, aš pati tiesiog, man tiesiog patinka ir mes tiesiog čia atėję bendraujame dar daug diskutuojam ir tas laikas labai greitai prabėga ir kam pasidalinu, kad aš čia lankau, tiesiog dar norinčių yra ir daug kas nežino, kad vyksta tokie užsiėmimai. Tikrai ačiū ir Panevėžiui, ir kas organizuoja, tikrai tokių dalykų labai reikia. Ir vadovam, ir mokytojam, labai mokytojai paslaugus ir tikrai geranoriškai padeda. Smagu, kad viso projekto metu susidomėjimas tik didėjo ir tikrai norinčių dalyvauti projekte dalyvių gausa nustebino. Tai todėl ir galvoju, kad reikia vėl galvoti ir mąstyti apie tokio pobūdžio veiklų ir paslaugų tęstinumą Panevėžio mieste. Pasak projekto iniciatorės Sandros Jakštienės, jau sukurta elektroninė pardavimų platforma pagamintiems keramikos produktams realizuoti. Projektas finansuojamas 2014-2021 metų Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų aktyvių piliečių fondo programos Lietuvoje lėšomis.